Šiandien iš Ukrainos atkeliauja svarbios naujienos. Čia Rusija be atvangos bombarduoja Ukrainos energetikos tinklą, siekdama jį visiškai sugriauti ir paskandinti šalį tamsoje. Tačiau šios masinės atakos dabar oficialiai žlugo, Rusijos analitikai kelia aliarmą, kad paskutinė galimybė paralyžiuoti Ukrainos kariuomenę prarasta visiems laikams. Pasak DTEK, Rusijos pajėgos smogė Ukrainos energetikos objektams daugiau nei 220 kartų, siekdamos lemiamo smūgio, kuris turėjo sužlugdyti tinklą pačios žiauriausios karo žiemos metu. Blogiausiu momentu elektros tiekimas buvo sumažėjęs iki vos 23%, o centralizuota sistema atsidūrė ant žlugimo ribos. Tačiau per 2 savaitės po paskutinių plataus masto atakų Ukraina atkūrė daugiau nei pusę pažeistų generavimo pajėgumų, o tiekimas nuo 23% išaugo iki 73% vasario 24 dieną. Vietoj žlugimo tinklas atsigavo, o Kyjive 95% gyventojų vėl buvo aprūpinti elektra, kas žymi nesėkmę to, kas atrodė kaip paskutinė Rusijos galimybė palaužti Ukrainos energetikos sistemą. Tai įvyko nepaisant staigaus Slovakijos tiekimo nutraukimo, kai šalies premjeras Robertas Fico pasinaudojo situaciją ir paskelbė, kad Bratislava sustabdys skubų elektros eksportą į Ukrainą, kol nebus atnaujintas rusiškos naftos tranzitą per Družba naftotiekį. Fico manė, kad tęsiantis Rusijos atakoms prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą, Slovakijos elektros tiekimas taps svarbiu svertu, leidžiančiu jam daryti spaudimą Kyjivui. Tačiau jo sprendimo poveikis pasirodė esąs ribotas, nes sumažėjimas sudaro tik apie 0,4 gigavato, tai yra maždaug 2% viso Ukrainos elektros suvartojimo, kuris siekia 18 gigavatų. Nepaisant visų atakų, nacionalinis elektros tiekimas toliau augo nuo 23 iki daugiau nei 73%, net ir Slovakijai apribojus elektros eksportą, kas parodė, jog Fico šantažas buvo beprasmis. Kadangi situacija prieš kelias savaitės buvo kritinė, Ukraina pradėjo žymiai didinti elektros importą iki 900 MW sausio mėnesį, kas ir leido greitai atsigauti. Pasikliaudama išoriniu tiekimu, Naftogas, didžiausia Ukrainos naftos ir dujų bendrovė, turi tik palaikyti tinklo sujungimus, o ne gaminti visą reikiamą kiekį šalies viduje. Importuota elektra dabar padengia daugiau nei pusę Naftogas grupės įmonių poreikių, todėl didelė dalis vietinės generacijos pajėgumų atlaisvinama gyventojams, padedant trumpinti elektros tiekimo nutrūkimus ir stabilizuoti tiekimą. Dabar Rusija iš esmės prarado galimybę paralyžiuoti Ukrainos energetikos sistemą plataus masto smūgiais. Naudodama nešiojamąją generaciją, Ukraina pereina nuo labai centralizuoto, pažeidžiamo modelio prie paskirstytos tinklo architektūros, kuri yra atsparesnė. Skirtingai nei didelės elektrinės, kurios yra koncentruotos, decentralizuoti pajėgumai yra geografiškai išsklaidyti ir moduliniai. Tai daro juos gerokai sunkiau išjungiamus atakų metu ir daug sunkiau sutrikdomus, todėl Ukraina bus apsaugota nuo būsimų elektros tiekimo nutrūkimų. Skaičiuojama, kad diegiama nuo 5 iki 6 gigavatų nešiojamosios ir paskirstytos generacijos pajėgumų, įskaitant mažo masto dujines turbinas, dujinius stūmoklinius kogeneracijos įrenginius bei atsinaujinančius šaltinius, tokius kaip saulės baterijos ant stogų, vėjo jėgainės ir baterijų saugyklos, kurios leidžia kaupti energiją ir patenkinti poreikį bet kuriuo metu. 2024 metais prie tinklo buvo prijungti 835 MW decentralizuotų objektų, o finansavimas užtikrintas dar 430 MW. Šie papildymai apima kogeneracijos elektrinės, saulės jėgainės ir mažesnius dizelinius ar benzininius generatorius. Nuo plataus masto invazijos pradžios buvo įdiegta daugiau nei 3 gigavatai naujų atsinaujinančių pajėgumų, įskaitant 1,5 gigavato saulės energijos vien 2025 metais. Tiek pakaktų aprūpinti maždaug 1,1 milijoną namų ūkių. Kyjive buvo įrengtos 7 sustiprintos dujinės stūmoklinės mini kogeneracinės elektrinės, kurios tiekia energiją svarbiausiai infrastruktūrai, tokiai kaip ligoninės ir centralizuoto šildymo tinklai. Be to, 2026 metų sausį buvo skirta 62 milijonai $, didelės galios mobiliems generatoriams fronto regionuose, įskaitant Donecką ir Charkivą. Apskritai, po 4 metų nuolatinių smūgių, Rusijai nepavyko pasiekti pagrindinio tikslo – sužlugdyti Ukrainos energetikos sistemą kaip priemonę priversti šalį kapituliuoti. Ukrainos atsakomieji veiksmai, tokie kaip greitas atstatymas, išplėstinis importas ir plataus masto paskirstytos generacijos diegimas, pavertė anksčiau pažeidžiamą centralizuotą tinklą daug labiau prisitaikančią ir atsparesnę sistemą.
Ukraina ir toliau gilins šį decentralizacijos procesą, kad apsaugotų savo energetikos tinklą nuo būsimų atakų. Šiam procesui spartėjant, Rusijos galimybė sukelti visos sistemos elektros tiekimo nutrūkimus toliau mažės, todėl Ukrainos energetinės infrastruktūros sunaikinimo tikimybė taps dar mažesnė. Galiausiai, oficialiai pradedame savo pavasario išpardavimą. Vos nuo $4.99 gausite prieigą prie necenzūruotos kovos medžiagos, kurią naudojame kiekvienoje ataskaitoje, taip pat prie visų svarbiausių įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. 3. Atrakinsite mūsų Timeline Builder įrankį, 1A pasaulyje dirbtiniu intelektu paremtą sistemą, sukurtą realiu laiku susieti naujienų taškus. 4. Ir svarbiausia, gausite prieigą prie mūsų pažangių naujienų analizės įrankių, kurie suteiks išsame įžvalgą apie naujienų ciklą, detalę istorijų nuotaikų analizę ir tendencijų stebėjimą, kad atskleistumėte svarbiausias temas ir įvykius. Ir galiausiai, bet nemažiau svarbu, gausite prieigą prie visų mūsų išskirtinių strateginių atnaujinimų apie karą Ukrainoje. Jei norėjote paremti mūsų veiklą, bet dar neturėjote progos, dabar yra puikus metas prisijungti ir iš tikrųjų prisidėti. Tad spauskite nuorodą aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie prisijungė, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.